diena, sveiki bičiuliai, sveiki berniukai ir mergaitės. Ir kągi dabar aš kągi aš noriu dabar jums vėl papasakoti. Ogi vėl noriu toliau papasakoti truputėlį apie tas terariumo įdomienas, kasgi ten įdomus vyksta tam terariume. Galbūt jūs ten kažką ir žinot ar nežinot, bet gal ne visi žinot, tai todėl paimsiu ir aš ir papasakosiu truputėlį. Yra tokia administracinė teritorija Ukraina ir Ukraina, kadangi gauna dabar labai daug paramos iš būtent iš tos Litvakų Respublikos, tai kasgi ten vyksta tada? Jie nusprendė, kad nebeturi dabar kur dėti tų pinigų paramos ir nusprendė, kad kitais metais reikia tiesiog pakeisti visus Ukrainos šviesoforus ir vietoj žalios reikia pakeisti į tą izumrudinę, dabar nežinau, kaip tai lietuviškai būtų izumrudas. Čia gal koks, kaip čia būtų, smaragdas gal kažkoks tai. Žodžiu, tiesiog truputį atspalvis toks įbiškai yra, kaip žaliosių melsvumą kažkokia tai. Tai žalia jau dabar nebetinka spalva, tai reikia pakeisti būtent jau tą izumrudinę kažkokią tai spalvą. Aišku, tai kariaujančiai valstybei tai turbūt vienas yra iš prioritetų, kaip ir aišku visokie ten gėjų įstatymai ir taip toliau. Ir aišku, šviesoforui pasikeisti būtinai reikėtų dabar, aišku, tai turbūt vienas iš didesnių prioritetų. Tai aišku, ta Lietuvos Respublika galėtų truputėlį ir daugiau duoti tos pagalbos, tada galėtų gal ir dar ką nors ten pasikeisti. Nes žinot, kaip vis tiek reikia ten remti, kaip sakykime, tą Ukrainą. Kas čia dabar dar? Dar yra toksai organas, Sinerdionas, kažkoks Sinerdionas, nežinau, kas čia, gal neteisingai, čia man pasakė tas mano antrininkas, kas čia toks, žodžiu, yra toks Sinerdionas, tai yra Jeruzalės rabinų teismas, Jeruzalės rabinų teismas, ir jis dabar ką jis paskelbė, jisai dabar paskelbė, kad viso pasaulio žydai turi kuo greičiau nedelsiant viską mesti ir grįžti į Izraelį. Įdomu, ką čia dabar, kokia čia iš viskas nors atkreips dėmesį į tą Sinerdioną, ar dabar bus čia toks masinis visų žydų judėjimas į Izraelį, ar čia tiesiog kažkokia tik tais, šudiena, kaip sakant, kuri visiškai neturės jokios įtakos tam terariume, kaip ir koks nors išlenda ten popiežius, ką nors paskelbė, kokią nors nesąmonę ir nelabai kas ten kreipia į jį dėmesį. Tik tiek, kad biškį orą pavirpina, aišku, ir atsiskleidžia, kad irgi tas eilinis Nevidono tarnas. Ir tai tokį dalyką paskelbė. Kasgi dar ten įdomesnio tam terariume vyksta. Ogi Beirute, ir ten, žodžiu, visur aplink tą Izraelį, tą, kaip sakykime, okupacinė teritorija, okupuota Nevidono, vyksta visokie ten sprogdinimai, neva tai, sakykime, karai kažkokie tai. Tai Beirute, žodžiu, ir toliau ten sprogdinami gyvenamųjų namų kvartalai, ir ne tik Beirute, ir kitose ten vietose. Ir aišku, kokiu tikslu, tai kaip ir visur Nevidonas, tai siekia ne vieno, o keleto tikslų kiekvienu savo veiksmu. Tai vienas dalykas, tai aišku, žmonių kančios ten ir visi kiti tie dalykai, kurie su karo visokiais, su sprogdinimo siaubai susiję. O kitas dalykas, tai kad užtikrinti, aišku, tą nenutrūkstamą pabėgėlių srautą į būtent baltųjų gyventojų šalis. Baltųjų rasės, taip galim pasakyti, šalis. Su tikslu, aišku, kad ten sunaikinti tą šalis, kaip ir visas likusias, aišku, administracinės teritorijas. Matyt, baltuosius gal yra sunkiau truputį sunaikinti, tai turbūt juos ir Nevidonas yra nusprendęs atskiesti, kaip sakant, su kitokiais gyventojais, kitokių, sakykime, rasių ir tokiu būdu, sakykime, lengviau galės pasiekti savo tų tikslų. Ir žinoma, aišku, pagrindinis Nevidono mylimiausias tarnas, tai yra Trumpas, ir jisai ten, aišku, dabar pastoviai skelbia visokius ale ketinimus, renkasi savo komandą, tik aišku, kad to jo komandai nėra nei vieno normalaus žmogaus, visi yra Nevidono visokie ten klapčiukai, pakalikai ir tarnai į tą komandą renkami. Ir žinoma, iš tokios komandos nieko gero nereikėtų normaliam žmogui tikėtis. Galbūt, kaip čia sakykime, dėl parodomųjų kažkokių tai veiksmų vieną kitą jau nebereikalinga tą Nevidono ten kažkokią tai klapčiuką ir
kažką tai su juo padarys, kažkaip tai jį, žodžiu, likviduos ar utilizuos, ar dar kas čia žino, kaip čia kas ten bus padaryta. Bet tas Trumpas tai yra viena didžiausių Nevidono tų klastų, kurias jisai vykdo tame terariume. Na ir žinoma, labai daug žmonių ant to Trumpo pasimaus, o jis, kaip ir sakiau, nieko gero tiem žmonėm neduos. Jis tiesiog yra Nevidono plano dalis, kaip čia ta kontroliuojama opozicija dabar, kuri pataps pozicija, jeigu dar ir pataps, dar neaišku, nes iki to sausio mėnesio dar daug kas gali nutikti. Na, pagyvensim, pamatysim. Tiesiog labai tikiuosi, kad tarp mano žiūrovų, jeigu ir yra tų Trumpo mylėtojų, tai gal jie tiesiog pataps atsargesni, sakykime, nebus tokie patiklus ir gal truputį su daugiau sveiko proto žiūrėsi visus ten jo, sakykime, veiksmus ir panašiai, nes ką iki šiol jis yra padaręs, tai kol kas nieko gero nėra padaręs, o viskas tik tais, sakykime, nelabai geri darbai tie jo yra buvę visi. Tai priminsiu, kad ir visą tą skiepų vajų jisai yra paleidęs ir Covidas prie jo prasidėjęs yra, ir daug ten visokiausių dalykų, kaip ten ta sausio 6 ir visokie kitokie dalykai, kruvinos ausis ir tralelė, žodžiu, daug ten vyksta visokių spektaklių. Kągi dar aš norėjau dabar priminti Norėjau dar priminti vieną dalyką atskirą, bet turbūt aš jį priminsiu atskirų filmukų. Nežinau, daugiau domenų kažkaip čia žiūriu, nebeprisirašiau. Gausis toks mažas labai filmukas, tai gal tiesiog priminsiu, kad terariumas tai išgalvotas yra fantazijų pasaulis, kur yra plokščia žemė, po kupolu, saulutė sukasi tiesiog aplink šiaurės ašigalį, tai sukasi tenais, ir mėnulis sukasi irgi aplink šiaurės ašigalį. Ir ta visa teritorija yra, žodžiu, užkariavęs Nevidonas, visas valstybės, iš tikrųjų tai ten tiesiog, kadangi yra okupuota visa ta teritorija, tai suskirstęs yra į administracinės teritorijas, Dundukam tai jas pavadinęs yra valstybėm ir tų valstybių, už vairo tų valstybių sėdi visur valdžioje Nevidono tarnai. Ir aišku, dėl ko tie žmonės yra Dundukai. Nevidonas yra sukūręs visą tokią sistemą, sakykime, su visais įstatymais. Įstatymai yra tik tai su vieninteliu tikslu, kad apriboti žmonių laisvės, suvaržyti jų, sakykime, gyvenimą, padaryti juos kuo mažiau laimingus, arba tiksliau, kuo daugiau nelaimingus. Ir tokiu būdu, aišku, juos valdyti visai kaip. Ir visa ta sistema yra Nevidono sukurta ir tie visi žmonės, kurie tiki tą sistemą, gyvena pagal tos sistemos, sakykime, kažkokius tai nurodymus, remia tą sistemą, tai jie tiesiog yra apgauti Nevidono ir jie vadinasi Dundukai. Tai dėl to, jeigu išgirstat kur nors mano pasakėčiuose, kad Dundukai, tai Dundukai tiesiog yra apgauti žmonės, sistemos pakalikai, patikėję, sakykime, tą Nevidono apgaulę ir gyvenantis toj savo apgaulį ir nežinioj. Dundukai, aišku, yra labai pavojingi likusiam terariumo gyventojams, nes visa ta Nevidono valdžia, sakykime, ir remiasi būtent tų Dundukų palaikymu. Dundukam yra skiepijamas tas patriotizmas visoks ir kitokie visokie ten tokie idiotiški, kaip sakykime, izmai, kur žmogus pradeda nebemastyti savo galvą, o jeigu jis jau patampa kažkokio patrioto, tai reiškia jisai patampa pasiruošęs eiti žudyti kitus tokius padundukus iš kitos administracinės teritorijos. Čia taip galim panašiai įsivaizduoti, kaip yra kalėjimas, ir vienos kameros kaliniai yra labai patriotai savo kamerai, arba tarkim vieno kalėjimo kaliniai labai patriotai savo kalėjimo ir eina, kada jau ten juos suleidžia, žodžiu, kada organizuoja jau tą karo spektaklį kažkokį tai kalėjimą ten tie vadovai, aletintų valstybių vadovai, tai jie eina vieni kitų, žodžiu, dubasinti, ten žudyti ir visai, kaip, sakykime, kenkti vieni kitiems. Tai toks dalykas ir yra tas patriotizmas tam terariume. Žinoma, čia nekalba apie mūsų nuostabią planetą Žemę, kur, aišku, viskas yra kitaip, kur, aišku, reikia ginti savo valstybę ten ir panašiai, bet o terariume tai yra viskas kitaip, nes ten yra uzurpuota, kaip sakykime, uzurpuota visa ta teritorija Žemės ir tiesiog tik tai suskirstyta į administracinės teritorijas mažesnės, kad lengviau būtų tuos Žemės gyventojus pjudyti, nežinau, čia vienus ant kitų, kad jie tiesiog vieni kitų nekęstų ir žudytų. Tai turbūt tiek ir bus šį kartą iš tų terariumo gyvenimo.
dar norėsiu vieną tokį gal kalėdinį vaizdinuką artėjant tom kalėdom padaryti, pasakėčią, priminimą tiesiog, tai iki kito karto.